Pakeliui su klasika. Neseniai buvo atrasti praėjusiu metu lapkritį amžinybėn iškeliavusio dailininko Jono Dailidėno kūriniai, kurie iki šiol niekur nebuvo eksponuoti. Atrasti kūriniai yra iš atgimimo laikotarpio. Apie šios kūrinius pasikalbėsime su šviesaus atminimo Jono Dailidėno vaikais, stiklo menininku Viktoru Dailidėnu. Labas vakaras. Sveiki. Ir taip pat prie mūsų šiek tiek vėliau pokalbio prisijungs ir Jono Dailidėno dukra, meno kritikė, kuratorė ir menotyrininkė Julija Dailidytė Palmerao. Viktorai, gal pirmiausia pradėkime nuo to, kaip pavyko atrasti šios kūrinius, kaip jie buvo atrasti. Kadangi tėtis mirė, ir normalu, kad jo dirbtuvę pradėjome tvarkyti truputį šeimoje. Ir čia nesenai tiesiog peržiūrint paveikslus, pradėjom matyti jo senuosius darbus ir tarp tų senų darbų, aišku, ir atgimimo laikotarpio darbai pasimatė. Ir didžiąją dalim ten buvo, aišku, kartonas, buvo kelios drobės, bet labai aiškiai matėsi ta simbolika ir jo, iš tikrųjų, išgyvenimai pasimatė. Kiek darbų atradote? Gal apie 10, gal 15, toks skaičius. Kadangi, žinokit, iš tikrųjų, kūrinių daug ir jie yra įvairūs ir ten, būtent šitai temai, tai sakau apie 10-15. Ar apie tos kūrinius iki tol nieko nežinojote ir tai jums buvo visiška naujiena? Žinojom, aš kaip vaikas buvau, tai matydavau juos kabančius ten kartais ant sienų. Aišku, ne visus, kažką mačiau, kažko nemačiau, žinot, bet teko kai ką matyti. Prie mūsų pokalbio prisijungė ir Jono Dailidėno dukra Julija Dailidytė Palmerao. Labas vakaras. Labas vakaras. Priminsiu klausytojams, kad mus galite ne tik girdėti, bet ir matyti tiesiogiai lrt.lt puslapyje. Julija, tai klausimas ir jums, ar jūs apie savo tėčio darbus atrastus žinojate, ar jums taip pat šie atrasti kūriniai buvo naujiena? Žinote, taip, žinojome, bet jeigu galima taip sakyti, tie kūriniai, jie truputėlį mūsų tėčio sąmoningai buvo atidėti, į šoną, pavadinkime taip. Tiesiog jisai juos susidėdavo, kai gyveno dar daugiabutyje, susidėdavo rūsyje. Vėliau, kai persikėlė į priemiestį, į namą, atrado tiesiog užkampį garaže, kur mes tarsi nelabai landžiojome ir nelabai galėjome juos ištraukti į dienos šviesą. Iš principo aš tai galvoju taip, kad mūsų tėtis jisai buvo santūrus žmogus ir apie jos jausmus nedaug žodžiaudavo, o tie ankstyvieji darbai, mano galva, jie buvo itin jautrus jam pačiam kaip kūrėjui. Buvo persmelkti, tikrai tokių stiprių to meto emocijų, kurios buvo iššauktos tuometinės politinės situacijos Lietuvoje, visuotinio nerimo, to tokio sąjūdžio judėjimo, kurio itin aktyvių veikėjų Panevėžio apskrityje buvo mūsų tėtis. Ir taip pat aš manau, kad tam tikra linija gana jautri susijusi su mūsų tėčio asmeniniais išgyvenimais, būtent su santykiu su savo broliais, kurie tam tikrų momentų, sakykime, jį atstūmė. Tad visi tie ankstyvieji darbai, kuriuos mes dabar jam išėjus ištraukėme į dienos šviesą, mums dar kartą kalba apie tai, kaip jautriai jis išgyveno tiek savo asmeninę šeimos dramą, tiek nuoširdžiai ir atvirai išgyveno mūsų šalies dramą. Todėl mes matome kūrinius, kuriuose figūruoja gimtinės tėviškės motyvai, brolio atsukusio nugarą motyvai, net keliose darbuose tėvo, motinos, tėvų namų vizijos, jos lydi ne vieną kūrinį, o taip pat
kraujo lašas, trispalvės motyvas kūriniuose, tankų, kareivių batų, visos tos emocijos nugulė jo drobėse. Ir matomai atgavus nepriklausomybę ir atgavus turbūt ramybę šeimoje su savo, bendražygė žmona, tapytoja Lidija Dailidėnienė, na ir mumis dviem su broliu, matomai jisai tiesiog nutarė padėti šios kūrinius truputėlį atokiau ir tiesiog, ko gero, kol kas jų nematyti. Taip, tikriausiai tai ir buvo priežastis, kodėl jie buvo iki šiol niekur neeksponuojami ir netgi Lietuvai atgavus nepriklausomybę jie buvo padėti, kaip manote, Viktorai? Kadangi gyvenimas ėjo savo vaga ir žmonės tiesiog ieškojo, tėvas ieškojo iš tikrųjų savęs. Aš dabar, kai padariau tą tokią, galim sakyti, reviziją, ir tai dar ne viską mes pamatėm, čia dabar visai nesenai dar vakar žiūrėjau jo paskutinius eskizus, ten, kur paskutinį mėnesį jis jau prieš pat mirtį vis tiek paišė, nors negalėjo tapyti, bet jisai tiesiog paišė su pieštukais, spalvotais pieštukais. Nebematė viena akimi, tai tikrai įdėjo daug pastangų. Atsiprašau, įsiterpiau. Jo, bet aš ką noriu pasakyti, kad jisai ieškojo savęs ir per tuos darbus, kur dabar, aš galiu taip pasakyti, išdėliojus visus darbus pagal skalę, tą laiko skalę, pasimatė iš tikrųjų, kad jis yra labai kietas simbolistas. Iš tikrųjų, nežinau, menotyrininkai, kam nors įdomu bus, būtų įdomu net pasiūlyti naują temą, jį panagrinėti, tai Dailidėną. Nes ta simbolika, jinai prasidėjus ir dar nuo jo studijų laikų, paskui atgimimo laikai, paskui laukiniai 90-ieji, tas metas labai aiškiai, ir jau nuo 2000-ųjų tas jau kažkoks tai, kažkokios naujovės, tikėjimo, jis vis laik buvo toksai, ieškodavo naujovių, jisai internetu domėjosi, jisai žinojo apie Ilono Masko SpaceX, į kurį dar pačios pradžios, ta prasme, ir nuo mitologijos, graikų mitologijos, toks buvo labai didelis eruditas. Iš tikrųjų, man tai labai buvo smagu su juo bendrauti, nes jis tikrai daug žinojo. O kokius simbolius galima žvelgti šiuose naujai atrastuose kūriniuose? Pagrindė yra visareginti akis, visą jo kūrybos etapą lydėjo tai ta visareginti akis, kartais verkianti, kartais ne, o sėdintis žmogus ant skardžio ir ten už jo nugaros 2 varnos arba 1 varna, pavadinimai tokie arba 1-1, arba laukiantis paukščiai. Paskui formos, jos yra, nežinau, piramidė, rutulys, daug įvairių arkų, arkos vanduo, atspindžiai, stiklas kažkoks. Bet visą tai žiūrint atrodė, kad jų yra daug, tų simbolių, juos naudoja, bet vieną dalyką aš pamačiau tik tai jau jam išėjus, tai visose jo gyvenimo etapuose buvo atvaizduojamas indas. Ir tas indas buvo ar tai puodynė, ar ąsotis, ar amfora, tai buvo indas. Ir ką jisai reiškia, aš nepaklausiau jo. Ir klausiau ir mamos, sakau, gal tu žinai, ne, nieks nepaklausė, o iš tikrųjų tai buvo kažkoks tai jo paslaptis. Taip. Julija, kaip per šios darbus galime išvelgti dailininko kūrybinį kelią ir jo brandą ir viso palikimo apibendrinimą galbūt šiais darbais arba kaip tik pradžią žvelgiant į visą kelią? Aš manau, kad ankstyvoji jo tapyba iš tikrųjų labai mums atveria būtent tas užuomazgas jo kūrybinio braižo, jo stiliaus, kuris bėgant metais tikrai įgijo tokį atpažįstamumą, išskirtinumą. Ir nuo pat pirmųjų darbų mes matome, kaip ir mano brolis minėjo, yra simboliai, kurie tikrai lydi per visus ilgus jo kūrybos metus jo kūrinius.
Tai ir tas siluetas kažkokio piligrimo, kažkokio kelio, kažkokio arkos, tarsi kvietimo patekti į kitą pasaulį, į kažkokį geresnį, šviesesnį pasaulį, nes visur kelio pabaigoje iš arkos, iš kažkokių tokių giluminių objektų jo tapyboje sklinda šviesa. Šviesa yra labai svarbus momentas visoje jo tapyboje, nuo ankstyvųjų darbų iki vėlyvųjų. Yra kažkoksai tai lopinėlis drobėje, iš kurio sklinda šviesa. Tai labai ryškiai man kalba apie patį menininką, kurį mes su broliu tikrai pažinojom iš labai arti, jo optimizmas ir jo neblėstanti viltis dėl mūsų visų ateities. Žinant, kad mūsų tėtis tikrai buvo didžiulis Lietuvos patriotas ir mūsų su broliu buvome auklėjami, tikrai patriotiška dvasia, meilė tėvynei, mūsų šalies laisviai, pagarba tiems, kurie ją iškovojo. Visoje jo kūryboje šita žinutė labai ryški, nepaisant to, kad vėlesniuose darbuose galbūt tos vizijos į gražesnį gyvenimą iškeliauja per tokį surrealistinį pasaulio vaizdavimą, bet siekis ir tas toksai vilties kibirkštis, jinai visada figūravo jo kūryboje nuo pat pirmųjų darbų, ką mes matome dabar, juos ištraukia į dienos šviesą. Koks toliau bus šių darbų likimas ir ar bus juos galima kažkur tai pamatyti, Viktorai? Kol kas jie yra šeimos, kolekcijoje. Čia nesenai kalbėjau irgi su dar vienu žurnalistu iš Panevėžio žurnalistė. Jinai visai pasiūlė neblogą mintį, kad kodėl neparodžius šitos kolekcijos kovo 11 proga Panevėžio savivaldybėje, pavyzdžiui. Aišku, įdomi mintis, nežinau, reikia dar pabandyti pakalbėti čia tiesiog. Bet tiesiog aš manau, kad kai kurios darbus reikės šiek tiek rekonstruoti, įrėminti paprasčiausiai, nes jiegi ten yra tiesiog ant kartono įvairūs tie darbai. Ir juos paruošti ir tiesiog gal saugot, nežinau, gal muziejum, gal sunku pasakyti dabar dar. Dar nežinau. Vadinasi, archyvas dar nesutvarkytas ir dar galima tikėtis dar kažkokiu. Visko gali būti, nes iš tikrųjų dar irgi gal, ne tai kad prašymas, bet žinau, kad yra daug gerbėjų, kurie rašo žinutes, ten dėkoja tėčiui, žinai, kad jisai tiesiog, kad jis žmonėm padėjo, darbais padėjo ir tiesiog apsispręsti ir panašiai. Ir ta prasme, priminkit šiek tiek. Manau, kad dar galima atrasti iš archyvų daugiau kūrinių. Taip. Atrasti tikrai, kad dar galimus ir kad žmonės, iš tikrųjų, gal, kurie turi savo kolekcijose, gal man pasidalintų tiesiog nuotraukomis, gal susisiektų su šeimos nariais ir būtų įdomu iš tikrųjų surinkti jo didelę bazę, nes jo buvo kredo, žinot koks, nevirkauti, dirbti, tapyti. Toks jau buvo kredo. Ačiū Jums už pokalbį. Priminsiu, kad apie neseniai atrastus niekur neeksponuotus pernai mirusio dailininko Jono Dailidėno kūrinius kalbėjausi su dailininko vaikais, meno kritikė, kuratorė ir menotyrininkė Julija Dailidaitė Palmeirao ir stiklo menininku Viktoru Dailidėnu. Dabar yra 16:37 min.